Pergalė gerai, bet daug iš tikrųjų uždavinių, kurių treneris mums buvo padaręs prieš rungtynę, neįvykdėm. Iš tikrųjų mes žinojom, kad esam gal aukštesni už šios varžovus, bet turėjom pagerinti savo individualią gynybą komandos. Tai pirmam kėlinyje prasileidom daug, nedaug, bet taškų prasileidom, todėl po pirmo kėlinio pertraukoje treneris nelabai buvo patenkintas mūsų žaidimu. Antram kėlinyje jau truputėlį pagerėjo, bet nežinau, šiaip žaidimas tenkino, bet kažkas tai kažkokį prieskonį, kažkokią tai trūko. Tai nežinau, šiaip laimėjom, tai reiškia teigiamai. Viskas jau buvo aišku, ko ne po pirmo kėlinio, bet antrą pradėjo, tai taip tikrai aktyviai, pelnėt taškų nemažai. Kaip viskas ten buvo? Tai va, kaip ir sakiau, pertraukoje gavom nemažai velnių iš pagrindinio trenerio, labai nebuvo patenkintas mūsų gynyba. Mūsų pačių toks pažadas buvo, kad žiūrovai neturėtų stebėti, kaip mes praleidžiam lengvai taškus, tai biškį suaktyvinom tą gynybos pusę ir, nežinau, taškai pasipylė. Tai čia nėra kažkas tai ypatingo, sakau, šitam divizione mes esam gal aukštesni už visus varžovus, bet turim progresuoti, nes kitam divizione gal bus daug sunkesni varžovai. Reikės tikrai pasistengti prieš juos žaisti. Per pirmą pusę 17 taškų praleidot, per antrą nei taško. Tai jau antram kėlinyje po tų velnių rūbinį jau gynyba veikia be priekaištų. Jo, kaip ir sakiau, patys pasišnekėjom, iš tikrųjų nelabai smagu tuos taškus praleisti ir mes turėjom galvoj praeitais metais, kai žaidėm čia Šiauliuose prieš Vengriją, ten lygiai tokios pat varžybos buvo, tai pirmą kėlinį ten tų taškų prinešėm, antrą kėlinį įėjo kažkokie nauji žaidėjai ir prasidėjo, sugriuvo visas žaidimas. Tai po pirmo kėlinio treneris, sakau, taip gerai velnių nudavė ir patys taip pašnekėjom, kad tikrai nemalonu būtų prisiminti tas varžybas, kai praeitais metais žaidėm su Vengrija. Tai tiesiog susijėmėm, biškį gal, sakau, ir matėsi tas. Lieka dar porą kovų, kurios nieko nelems su Latviais, su Kipru. Ką reikia būtent pagerinti ruošiantis tam A divizionui? Žinot, tos poro kovų, Latvija, Kipras, jie kovoja dėl antros vietos. Jos nebus lengvos, bet mes turim išspausti maksimalią naudą šituose kovose būtent savo komandai, dėl to, kad mes turim progresuoti. Mes nežiūrim jau, žinokit, kaip žaidžia šito diviziono komandas, mes žiūrim, kaip žaidžia kitos komandos aukštesniam divizione. Kaip mes turėsim pastatyti tą žaidimą, kai kovosim jau po metų aukštesniam divizione. Tai nežinau, aišku, laimėti ten kažkokiu eksperimentu tikriausiai treneris nedarys, jaunų žaidėjų nesikvies, bet kažką tai aplink brandolį tą lipdys, bandys kažką tai tikriausiai pakeisti, išbandyti, bet realiai tai nežinau, reikia laimėti ir viskas. Kaip pats gerai pameni, buvom tame antram A divizione, iškritom, dabar komanda yra jau geriau pasiruošusi, prisijungė kiti žaidėjai, aukštesnio meistriškumo. Matot, tam antram divizione tokia buvo labai konkreti kartų maina, nes aš pats jau galvojau nebežaisti, bet atėjo naujas treneris, sako, reikia tą brandolį išlaikyti ir naujus žaidėjus, tuos jaunus, bandyti lipdyti aplink šitą brandolį. Tai nežinau, bandom, lipdom iš naujo, reikia, jeigu iškritom, tai reiškia, kažkas nebuvo gerai. Tai dabar bandom statyti viską iš naujo.